Pristatome Jums bendrovės AEG kaitlentę, kurios modelis HK654-250FB. Ji yra 59 cm pločio ir 52 cm ilgio. Prietaiso krašteliai yra nuožulnūs, darniai pereina į virtuvės baldų stalviršį. Tai indukcinė kaitlentė. Ji tuoj pat reaguos į valdymą ir kais tik toje vietoje, kur stovės jūsų puodas ar keptuvė. Likusi prietaiso plokštuma išliks vėsi, tad gaminimui bus sunaudojama tik tiek energijos, kiek reikia. Bendra prietaiso galia 12,2 kW. Didžiausia ir galingiausia kaitvietė įrengta priekyje. Ji pritaikyta indams iki 21 cm skersmens. Gali pasiekti 3,7 kW galią. Galinė kairioji kaitvietė yra 18 cm skersmens iki 2,8 kW galios. Dešinėje įrengta daugiafunkcinė kaitinimo zona, pritaikyta įvairaus dydžio specialiems puodams, žuvies bei troškinių indams. Čia galite statyti indus iki 26,5 cm ilgio ir jų apačia kaisto lygiai. Mažiausia 14,5 cm skersmens kaitvietė įrengta priekyje, dešinėje. Prietaisas valdomas per prisilietimams jautrų valdymo skydelį, slankiuoju jutikliu. Braukdami pirštus skaičių didėjimo linkme didinsite kaitvietės kaitrą, o pabaigoje pažymėtas maksimalios galios simbolis Power. Maksimalią galią galite nustatyti kiekvienai kaitvietei atskirai, o jei reikia, visoms iškart. Šios funkcijos skirtos greitai padidinti kaitinimą bei greičiau gaminti. Vos vienas stop and go simbolio bakstelėjimas ir visa kaitlentė akimirksniu išsijungs. Tačiau dar kartą spustelėjus šį simbolį grįž prieš tai buvusi temperatūra bei nustatymai, galėsite gaminti toliau. Šis mygtukas daugiausiai skirtas netikėtiems atvejams, kai suskamba telefonas, durų skambutis arba dėl kitos priežasties reikia nedelsiant atsitraukti nuo kaitlentės. Vaikai bėgiodami virtuvėje gali netyčia priliesti valdymo skydelį ir apskritai išjungti prietaisą. Todėl kaitlentė spustelėjus spynos simbolį tarsi užrakinama ir laikinai nereaguoja į prisilietimus. Valdymo skydelyje braukdami iš kairės į dešinę galėsite rinktis karščio stiprumą, įvertintas skaitmenimis nuo 1 iki 14. Prietaisas turi laikmatį, kuris leis nustatyti tikslų laiką, kada kaitra turi būti išjungta, o gaminimas baigtas. Laikmatį galima užprogramuoti iki 99 minučių. Kaitlentė išjungiama ir įjungiama spustelėjus simbolį valdymo skydelio kairėje. Daugiau informacijos apie šį prietaisą galite rasti internetinėme puslapyje www.technoliux.lt arba parduotuvėje adresu Laisvės prospektas 55 Vilnius.